Padarykime prielaidą, tiesiog prielaidą, kad Dievas egzistuoja. Tiesiog pabandykime taip pažvelgti. Ar ne? Gerai. Ar ne? Tokia būtų prielaida. Ir jei tai būtų tiesa, tai kodėl jisai sukūrė žmogų? Gal todėl, kad jam nuobodu buvo tiesiog žiūrėti, kaip nieko nevyksta. Kai viskas gražu, angelai tik tai džiūgauja aplinkui, pagalvojau, kaip būtų ir kita pusė. Manyčiau, vien dėl to, kad Žemė nebūtų paprasčiausia kažkokia planeta, kurioje yra tik tai sausuma ir vanduo bei gyvūnai. Jis norėjo, kad manyčiau, kad ta planeta tobulėtų. Tam, kad jam tarnautume. Saugotų, pavyzdžiui, Žemę, kad tenai ją mylėtų ir panašiai. Kad galėtų žmonės prižiūrėti, auginti ir tobulinti. Nes jis mus myli. Žmonės vieniši būna, man atrodo, vieni. Taip, jeigu mes esame panašus į Dievą, tai būna, kaip yra pasakyta, kad Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą. Tai reiškia, kad Dievas taip pat gali jaustis vienišas. Asmeniškai nemanau, kad Dievas yra tobulas, tai gal kad pats save tobulintų, nežinau. Iš tikrųjų, tai jis labai sunkus klausimas. Gal aš tada taip įsivaizduoju, kad kaip menininkas kuria savo paveikslą, taip save realizuodamas ir tai yra jo kūryba, tai turbūt Dievas irgi tą patį norėjo padaryti. Tam Dievas jį sukūrė, kad jį garbintų ir jam dėkotų. Nebuvo žmonių, nebuvo ką kurti ir kieno maldavimų klausyti ir šiaip. Kad jo gyvenimas nebūtų bergždžias, jisai. Sukūrė gražiausiai, kaip sugebėjo. Ir iš tikrųjų labai gražu. O kodėl Dievas sukūrė pasaulį? Kad galėtų žmonės jame gyventi. Kad žmonės turėtų kur gyventi, ką mylėti ir viską sukūrė. Sukūrė žmonės ir jam kaip gyvenamąją vietą, kur daugiau jie galėtų gyventi. Ką jis veikia prieš sukurdamas pasaulį, sukurdamas viską? Galvojo, kaip jis sukūrė. Galvojo, kaip viską kurti, ką sukurs, kokius medžius, augalus. Džiaugiasi kūryba prieš tai esame. Gal tiesiog kontempliavo, kaip čia viskas atrodys. Jisai mąstė, ar jam verta, ar gerai jisai padarys, ar nesuklys. Sprogdino supernovas ir slidinėjo pasutino žemę. Manyčiau, viso pradžioje, tada jeigu Dievas egzistuoja, tai viso pradžioje turėtų jis ir būti, viską kurti. Taip, jis visą laiką kūrė. Aš manau, kad jis nelabai supranta tokio dalyko kaip laiko tėkmė. Tai turbūt visa tai, kas buvo iki pasaulio sukūrimo, jam yra tiesiog akimirksnis. Ir dar vienas klausimėlis. Pavyzdžiui, jeigu tu stovėtum prie geležinkelio ir būtų dvi atšakos ir ant vienos atšakos stovėtų tavo gyvenimo meilė, ten svajonių vyras, su kuriuo tai būtum amžinai laiminga, ant kitos atšakos 3 nepažįstami vaikai. Ir tu stovi prie svirtės, kuri gali perjungti traukinį į vieną arba į kitą pusę. Ir atvažiuoja vagonas mirtinu greičiu. Kurią pusę tu pasirinktum ir kodėl? O galima nesuvažinti? Gal netgi daryčiau tokį elementariausią dalyką kaip burtai, nes aš negaliu kažko pasmerkti ir kažką tai išgelbėti. Aš tai pasirinkčiau savo meilę. Tiesiog greičiausiai toks instinktas gelbėti kažką pažįstamą, savo draugą ir savo artimą. Tai manau, kad elgčiausi taip. Parašo Kinijoje, ten kas nors kinas, nužudė kitą kiną, man iš esmės nelabai rūpi. Turbūt pasirinkčiau nejungti svirties visai. Tiesiog leisčiau judėti traukiniui, kur jis juda, nes kažkaip būtų nemoralu atsistoti Dievo vietą ir reguliuoti svirtį, kas turėtų mirti, o kas ne. Kaip nuspręsti, taip tegul būna. Kad išgelbėtų visą žmoniją, jisai savo sūnų paaukojo, kad jisai gyventų tarp žmonių ir būtų nukankintas, tai aš manau, kad būtų teisinga sekti jo pavyzdžių ir išgelbėti vaikus. Nuo kada taburetė yra stalas? Nuo tada, kai ją panaudoji kaip stalą. Nuo tada, kai prie yra mažesnė taburetė, ant jos galima atsisėsti ir pasidėti savo daiktus.
Ar Dievas gali klysti? O Dievas viską žino? Abejočiau.